Čia, kur važiuojam? Kur važiuojam? Prie jūros važiuojam? A ne? Ką veiksim ten? Žaisim? Valio, super. Nu gerai, važiuojam. Susitiksim kitam kadre. Kur mes čia esam, Viliau? Kur? Jūra. Prie jūros? Pasižiūrim. Pažiūrėk, kokia čia jūra šiandien graži. Taip. Atsisėsim ant suoliuko, pailsėsim. Taip. Atsimenu, mes jau čia buvom. Tu irgi buvai? Nu, pasižiūrėk. Koks gražus skardis čia. Hop. Pagavot bangą? Beveik. Kaip jūra čia, Viliau, šiandien? Ar graži jūra? Turim gegužės 5 šiandien. 21 laipsnį kažkur tai. Apsiniaukia. Bet super orelis. Vėjo nėra. Vilius šėlsta. Renata irgi šėlsta. Vanduo 15. Meluoju tikriausiai. Taigi, mūsų kelionės tikslas viešbutis Vanagupė jau pasiektas. Atvažiavom. Čia kartu vyksta ir, kaip suprantu, finišas elektromobilių lenktynių. Vilnius Palanga įsikrau. Taigi, mes be elektromobilio, bet atvažiavom irgi sėkmingai. Ir mūsų kambarys yra štai va ten viršuje. Va, kur atidarytas langas. Opa. Šeimyna eina prie jūros. Labai lėtais tempais. Va čia ir Vilius eina, pažiūrėkit kaip. Paeina ir kažką randa. Ir nebeina. O mes bandom eit. Taip, po biškį. Va. Ir tuoj, man atrodo, išjungs čia video Vilius. Ačiū, Viliau. Taigi, einam pasižiūrėti, kur čia ta jūra. Kažkur pakraštyje esam. Ten mūsų viešbutis. Sakė, kad nufilmavau ne tą kabinetą, kuriame gyvenam. Tai reiks perfilmuoti. Užimsiu ten patogią vietą. Jei skirs aukščiausias ryt neblogą orą. Aš būsiu pirmas eilėje. Štai mūsų visas kambarys, kaip ir matosi. Vat, turim tokią sofkutę, 2 foteliukus ar krėsliukus. Tada čia ant Renata išrūšiuoja viską. Tada parodysim, čia atrodo vonia. Vonia, iš tiesų vonia. Vonia dušas tik tais. Kažkoks tai marmuras šiandien sprasi. Nežinau šitų visų reikalų. Tai va. Kągi, pasikartosiu, mes esam 5 žvaigždučių viešbutį. Matosi, kad mūsų technika, tai yra Bank & Olufsen. Labai viskas garsiai ir smagiai čia skamba. Ir pasižiūrėkit, va čia. Viliau tūsas.
Pusės. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. Garsas toks kaip pas mane ant muzikinio centro. Kas labai dar įdomu iš tiesų, kad yra ir garsas čia. Bet yra kolonėlė. Matosi kolonėlė. Čia aš esu. Ir yra garsiakalbis, reguliuojasi čia. Aštuonios ryto. Evaldas va pasiruošęs, važiuojam tinkom ir varom pabėgioti palei jūros takelius. Labai smagus rytas pasibėgioti. Štai jūra rami, viena kita bangelė, vėjo nėra, saulė, puiku tiesiog. Nedaug liko iki tilto ir tada grįšiu takeliu. Atbėgau iki Palangos tilto. Atrodo, čia 8:30 galbūt dabar yra. Bet žvejai čia tikriausiai nakvoja arba labai anksti ateina. Visas tiltas gulės. Visas meškerės tik kilnojasi. Matosi. Aišku, oras nuostabus, bet kažkiek tarkimba žmonėm. Aš prabėgau tokį visai įdomų maršrutą, nes turėjau upelį. Žino, Palangoj ten už tilto vat yra upelis. Ir turėjau jį peršokti, tai batai dabar šlapi. Eisiu gal išsigręšiu. Tikrai masinė žvejyba vyksta. Pilnu pajėgumu. Kažkas laukia kažkokius tai žuveliokus. Štai mūsų viešbutis. Mes su Vilium laukiam Renatos, kol susiruoš ir žiūrim teritoriją. Čia vasarą, kaip suprantu, būna baras šampano. O čia yra lauko baseinas. Suaugusių žmonių. Vėliau, atsargiai, neik čia. Taip. O ten vaikų baseinas. O čia Vilių šėlostela. Vėliau pamojuok. Atia. Ir Vilius nesąmonės, aišku, kaip visada daro. Ką matai, Viliau? Einam? Pasižiūrėjau, koks didelis tenai. Juda kaip. Oi, atsargiai, Viliau. Atsitrenkė Vilius į mane. O mes štai žiūrim, sukinėja galvą, sukinėja uodegą šitie dinozaurai. O kokie dantukai. Tikrai atrodo įspūdingai. Vilius biškai išsigandęs, kampais vaikšto. Galvoja, kas čia vyksta. Nu, atbėgam dabar.
Jo, smagiausia tikriausiai vaikam parko dalis. Toks didelis, nežinau kaip čia, miestelis karstinių. Didelis karstinių, visur čia nučiuoš, tokiam vat nedideliem vaikam. Gal jau Viliui biškį ir netgi būtų neįdomu, bet manau dar paįdomaus. O tenai didelė pilis. Žiūrėsim čia, ar čia Viliui bus smagu ar ne. Gal biškį ir per statu jau čia Viliui. Oho, ką čia Vilius daro? Stiprus Vilius? Nu, nučiuoši čia? Nučiuošk čia. Ateik čia, Viliau. Čia gali nučiuošti. Op. Tai vakar nepadariau trumpo review'o, bet šiandien nesusilaikiau, nes kaipgi pusryčiai be šampano, ne? Op. Prašau, pasėko. Gal reikia Renatai paimti. Opa. Smagu. Taip ir jaučiasi, kad 5 žvaigždutės. O matosi, kas dar palieka įspūdį nuo šyšo. Ir šiaip gan gausus stolas. Tai yra gerai. Štai, užėjome į vaikų kambarį. Jau nors reikia išvažiuoti praktiškai, bet radom su Vilium žaislų kambarį. Ko nori, Vilium? Šitą, rožinės mašinas. Va, Viliui labai patinka rožinės mašinas. Va, dar viena mašina. Yra kamuoliukų baseinas. Va, viskas gražu. Tikrai. Ir dar. Išleis vaikutis, ar išleis vaikutis? Kengūra. Ką valgai? O čia kaip lenda? Lenda. Batoną. Ten vat matosi pas kengūrą yra mažas vaikutis. Tik dabar pasislepia. Tuoj gal išleis. Labai maža kengūra šiaip. Daro kengūra. Kengūra, va. O jie pasitavo. Nu, Viliau, kaip tau patinka? Kas labiausiai patinka? Kas? Paukščiai? Baltųjų tigrų narvas. Kiek suskaičiavom, lyg ir jie čia yra 4. Man atrodo, pietų metas. Visi nori valgyti. Va. Čia maitina Afrikos karvę, o tigrai pyksta. Tigrai pyksta. Kur čia mums maisto duokit? Va. Arčiau, Vilma. Arčiau, jisai nepasiekė. Vat. Oi.